Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj Alvydas Medalinskas, politolog z Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie, były doradca prezydenta. Labas rytas jums, dzień dobry. Labas rytas. Ko jūs tikitės iš Merkelio Hollando sutikimo Kijeve, kur jie skubiai išvyko? Šiandien jie dar susitiks su Putinu? Taip, sunku pasakyti, yra labai įvairios prognozės, nuo pačių optimistiškiausių iki pačių pesimistiškiausių. Štai optimistiškiausia prognozė yra, kurią čia ir Lietuvoje girdėjau iš kai kurių, analitikų, kurie teigia, kad Putinas aplamai nenorėjo nei karo, nei nieko, nei net Krymo aneksijos ir jis tik dabar nori ieškoti būdų taikos. O pesimistiškiausia yra, kad tai, kas gali būti pasiūlyta po Kijevo, gali būti nepriimtina Putinui, nes klausimas yra iš tikrųjų, ar čia yra kokios nors diskusijos tik tai dėl kelių kilometrų, ne kelių, gerai, 150 tūkstančių, ta prasme, kiek ten kilometrų, kiek ten separatistai užėmė daugiau po Minsko susitarimo teritorijos, a gal dar truputį daugiau. Ar klausimas bus keliamas, kad reikia visų sričių, tai yra Donecko ir Luhansko sričių, ir dar visa papildoma kokia nors rikiuotė, tai yra koridorius į Krymą, tai yra Ukraina nestoja į NATO, tai yra pasiima tuos regionus savo, bet Rusija turi tenai balsą ir aplamai turi balsą dėl Ukrainos krypties, netgi dėl ES sutarties asocijuotos įgyvenimo ir panašiai. Tai toks dalykas, aišku, gali pasirodyti ir vakarams, ir jo labiau Ukrainai ir nepriimtas, nes Ukraina stovi Porošenka, prezidentas Porošenka vakar pasakė, kad jie stovi ant Minsko sutarimo įgyvenimo. Olandas vakar pareiškė, kad Prancūzija pasisakys prieš Ukrainos stojimą į NATO. Ar tai nėra jau toksai reveransas Rusijos? Tai yra tam tikras reveransas, tų reveransų šiom dienom matom daug. Tiek politikoje, visą laiką tarptautiniai politikoje yra toksai morkos ir rimbo principas, arba meduolio ir rimbo principas. Tai yra kažką parodo, kad kas galbūt kitai pusėje pasirodytų priimtina tam pačiam Putinui, o Putinas tuo tarpu rodo rimbo principą ir paskelbė visuotinę mobilizaciją rezervistų, ką irgi padarė vakar. Tai štai kaip vyks tie pokalbiai, tai matysis, bet iš tikrųjų matau dar vieną dalyką, kur jau rimbo principą taiko vakarai, tai Amerika. Senatorių pareiškimas apie tai, kad gali būti teikiami ginklai. Iš tikrųjų, jeigu ginklai neteikiami, tai kas nori tikėtis, kad Ukraina atsilaikytų su 80 metų ginklais, kai ten ateina sumodernizuota karinė technika ir patyrė kovotojai specnazo ir kitų. Tai va, bet toj pačioje Amerikoje vėlgi yra irgi tų taikos balandžių, kurie sako, ne, jeigu mes ginklus teiksim, tai tokiu atveju gali būti krašto eskalacija. Bet ginklus teikia Lietuva. Taip, ginklus teikia Lietuva. Prezidentės Grybauskaitės vizito metu buvo sutarta, kad ginklus teiktų Lietuva. Aišku, Lietuva per daug tų ginklų neturi, bet greičiausiai, jeigu jinai ką nors pateikia, tai vėliau tas truputį gali būti kompensuojama iš kitų NATO valstybių. Bet ginklų neteikia nei Lenkija, nei kitos valstybės Lietuva teikia. Tai ką tai reiškia mums? Tai reiškia, kad Lietuva teikia ginklus ir kiekvienas galim iškelti savo klausimą, kokius ginklus gali teikti Lietuva, jeigu pati tik tai svarsto, kad jai labai reikia ir prieštankinės, ir priešlėktuvinės ginkluotės. Tai koks atsakymas jums čia? Galbūt gali teikti kokią nors, bet vėlgi tai nebūtų vadinasi moderni ginkluotė. O gal Lietuva yra tarpininkė tarp Amerikos ir Ukrainos, jeigu Amerikoje yra dvi stovyklos. Vieni teigia, kad ginkluotės nereikia teikti, nes tai būtų eskalacija. Visko gali būti, bet jeigu... Kiti sako, kad nors ir neteikiam ginkluotės, vis tiek eskalacija yra, eskalavimas tos yra. Tai dabar... Visko gali būti, kad gali būti ir tarpininkas, bet tokia atveju, jeigu tarpininkas pateiktų ginklų daugiau negu pats turėjo, tai tada gali tikrai sukilti klausimų, kaip tas viskas vyksta. Šiaip sakyčiau, kad dabar Rusijoje yra didžiulis ažiotažas dėl Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karinės bendros, reiškiasi, šito junginio, kuriam pritarė Ukrainos Verhovna Rada visai neseniai ir manoma, kad per tą junginį gali būti teikiami ginklai. Taip, kad Lenkija nėra visai nuošaly procesų. Ar mums gali grėsti dėl to grėsmė, kad mes čia pirmieji
Lietuva pasistatė jau būti tokiu savotišku smaigaliu, kalbant apie visą šitą Rusijos politiką Ukrainoje. Kartais tokie veiksmai yra pakankamai pasverti ir teisingi. Kartais jie iš tikrųjų yra labiau politinės retorikos dalykas ir kurį be jokios vakaruose pastebima. Šiaip tai aš manau, kad jeigu Rusija jau imtųsi, jeigu nugalėtų tas pesimistų požiūris, ta prasme, kad šiandien nieko Maskvoje nebūtų sutarta ir jeigu eskalacija kiltų, čia jau klausimas kiltų ne tiek, ko Lietuva turi, ko neturi, bet klausimas kiltų, kaip veikia 5 NATO straipsnis sutarties, kuriame pasakom, kad visos valstybės gina visas ir čia galbūt nemažiau esminis klausimas buvo tai, kas vakaras buvo svarstyta Briuselį. Dėl vadaviečių steigimo, dėl greito reagavimo pajėgų įsteigimo. Įdomu, ar jie suspės įsteigti, žinot, nes taip. Rusija, toks įspūdis, kad dabar Rusija tiesiog diktuoja žaidimo taisyklės. Šiandieną pamatysim iš tikrųjų, ar diktuoja, tai štai aš irgi tuo optimistiniu variantu, kurį aš sakiau, kad minėjau, kad yra kas kelia, kad Putinas nenorėjo nieko blogo, tiesiog taip viskas gaus dėl Girkino, kuris ten viską padarė. Ir Krymą padarė, ir Donbasą padarė. Viską, aišku, buvo ten ir iniciatyvos, bet manau, kad Putinas yra valstybės vadovas, ginkluotojų pajėgų vadas ir be jo žinios, arba jis tada turėtų pasakyti, kad ten sėdi nieko nevaldo, bet aš nemanau taip. Ir be jo žinios jokia karinė technika, moderni karinė technika, kariniai junginiai neįtų į rytų Ukrainos teritoriją. Ar tas susitikimas šiandieninis Merkelio, Olando ar Kijeve, ar čia nėra tik tam, kad paskui nieks nesakytų, kad mes nieko nebandėm daryti? Čia yra dalykas tam tikras, galbūt ir psichologinis tų valstybių vadovų, kad jie pasakytų, mes viską bandėm padaryti. Bet kita vertus, aš manau, tai yra daug platesnis klausimas negu psichologinis. Tai yra klausimas iš tikrųjų ateities viso šito mūsų regiono, vidurio ir rytų Europos regiono, galbūt Europos santykio Rusija vakarai, turint omeny, kad didžiulis yra dar islamistų iššūkis, ES viduje yra graikų iššūkis. Tų iššūkių yra labai labai daug. Aš tik galiu pasakyti, kad vakaruose yra labai stiprus istorijos pajautimo jausmas. Tai štai aš manau, kad nors niekas Putino su Hitleriu dėl politinio korektiškumo nelygina, taip, bet aš manau, kad visi šiandieną galvojant apie šiandien vakar pokalbius Kijeve, šiandien pokalbius Maskvoje, galvoja tai lyginant su Miunchenu. Ta prasme, Miunchene, kai įvyko visi dalykai, kai buvo stabdomas Hitleris, buvo pasakoma, štai mes parodėm poziciją, mes iš tikrųjų sutarėme, kad jisai pasiima tik tą mažą gabaliuką ir daugiau, nieko daugiau ir toliau užtikrinama taika, bet jeigu tu kalbės dėl to su agresorium, tai tu turi turėti parodyti ir jėgą tam tikrą. Tai nereiškia, kad ją naudoti, bet reiškia, kad ją suprastų. Nes, pavyzdžiui, Hitlerio kokie buvo apsiskaičiavimas. Jisai manė, kad jo kariuomenė yra tokia stipri, kad jinai sutvarkys ir prancūzus, ir anglus, ir Sovietų sąjungą, amerikiečiai nesikiš, nes jie turėjo neutralumą ir jisai taps Europos valdovu. Kokie Putino skaičiavimai šiandieną yra labai sunku pasakyti. Bet akivaizdu, kad vienos nuolaidos padarimas, pavyzdžiui, dėl to pačio Krymo, klausimas yra, ar tikrųjų Krymas yra unikalus atvejis. Kažkodėl pasaulyje visiškai nepastebime, kas įvyko su Pietų Osetija. Bet ar dabar galima manyti, ar Putinas gali dabar manyti, kad jo kariuomenė yra stipresnė negu NATO kariuomenė? Vakar buvo informacija apie Rogozino pasisakymą tokioj konferencijai apie nacionalinį saugumą. Ten Rogozinas pripažino ir norėčiau tikėti, kad čia jau bent jau laiko faktorius yra toksai, kad jie nelystų į plataus eskalacijos konfliktą. Ten Rogozinas pripažino, kad dar Rusija atsilieka nuo Amerikos ir kalbėjo šiurpius dalykus. Ta prasme, gal tiems žmonėm, kurie turi reikalus branduoliniais ginklais, tai yra paprasta, bet ten buvo kalba, kad per pusvalandį Amerika gali sunaikinti Rusijos branduolinį arsenalą, kaip Rusija gali apsiginti, kiek lėktuvų gali pakelti ir panašiai. Iš tikrųjų, tokios diskusijos vyko ir Sovietų sąjungos Amerikos priešpriešos metais, šalto karo metais. Žodžiu, bet visi žinojo, kad anoj pusė irgi yra racionali pozicija, kuri galbūt gali pasvarstyti teoriškai apie tokius dalykus kaip jėgos
tam tarp branduolinės panaudojimą. Bet tam nesiryš, tą parodė dabar Berlyno žino, krizė. O dabar nežino. Ir tai yra viena iš kertinių problemų šių dienų įvykių. Koks susitarimas galėtų būti priimtinas visoms konflikto pusėms? Ar iš vis įmanomas toks susitarimas? Vėlgi, klausimas, ko nori Putinas. Atvirai pasakius, aš jau pavargau skaityti tame tarpe Lietuvos žiniasklaidai kasdieną naują, ypatingai vienas interneto portalas to pasižymi. Kažkas išsiaiškino, ko nori Putinas, kažkas žino, ko nori Putinas, kažkas išsiaiškino psichologinį, kažkas išsiaiškino autizmą, kažkas išsiaiškino dar. Jeigu iš tikrųjų kas nors žinotų, ko nori Putinas, tai gautų Nobelio premiją. Aš tik galiu kalbėti kaip politologas, ką jis jau padarė. Tai štai dalykas, kuris mums truputį nuslydo nuo pokalbio. Net amerikiečiai, kurie šiandien, nes yra amerikiečių, kurie nenori teikti ginklų, to pačio Brookingso instituto žmonės paskelbė studiją, kuriems sako, kad nereikia teikti. Nors kiti žmonės sako, kad reikia. Nes mano, kad būtų eskalavimas. Taip, nes mano, kad būtų eskalacija. Bet kurie klaidą net padarė, man keista, kad net šie politologai padarė klaidą. Jie akcentuoja Krymą, sakydami, kad tai yra unikalus atvejis. Aš dar kartą akcentuoju. Įvyko jau 2 teritorijų aneksijos po, reiškiasi, Ukrainos įvykių. Tai ne tik tai Krymas, bet ir Pietų Osetija. Pietų Osetija įvyko kitaip. Pietų Osetija buvo sutarta dėl tos Respublikos buvusios Gruzijos dalimi integravimosi į Rusijos sudėtį. Tai štai dar viena teritorija jau yra praktiškai aneksuojama Rusijos. Tai tokiu atveju kyla klausimas, kiek jų norima aneksuoti. Visos tos teritorijos ir nebuvo ir nėra NATO narėmis. Būtent, apie ką aš kalbu? Tai mes galim būti tikri, kad nepanaudos tą pačią technologiją ir taip toliau, tokių idėjų nekils dėl mūsų, ar ne? Šiuo atveju, aišku, Lietuva yra stipresnė pozicija negu Latvija, Estija, tą galima pasakyti. Nes mes neturime ant rytinių sienų su Rusija arba ant sienų su Rusija. Bet mes turim Kaliningrado sritį, kur koridorius yra link. Mes turim tranzito klausimą. Taip, per tranzito klausimą gali būti daromos provokacijos. Čia klausimo nėra. Kaliningrado sritis tapo prikišta naujausios technikos, technologijos ir panašiai. Žmonės gyvenasi ties sritimi, sako, kad mato tuos karinius lėktuvus Rusių. Aišku, jie skrenda šalia sienos, ta prasme, jie nekerta tos sienos, bet vis dėlto, žaidžia tokį provokacinį žaidimą. Klausimas yra iš tikrųjų, ar tie žmonės, kurie žaidžia tą žaidimą, supranta, kad jeigu ateitų akimirka X, jų ranka turi sustingti ir nepaspausti toliam mygtuko. Kaip sakau, kas yra stebėtinai, kas yra pažymima pastaruoju metu, kad Sovietų Sąjungos, Amerikos priešpriešos metais, šaltojo karo metais, to tikrumo po Karibų krizės, po to, kai Karibų krizė buvo peržengta, buvo daug daugiau nei šiandieną, nes šiandien mažai ką žino, ko nori Putinas. The Economist korespondentas parašė, vakarai nepadėjo Ukrainai, todėl ji turėtų dabar pasiduoti, kaip Čekoslovakija 38 metais. Romantinė kova, kuriai lemta pralaimėti, neturi prasmės. Čekoslovakija pasidavė Hitlerio Vokietijai tam, kad išvengtų visiško valstybės kracho. Pasak korespondento The Economist, Ukraina turėtų dabar grįžti prie valstybės pusiau satelitinės valstybės statuso, kad reformuoti valstybę, o kai tik Rusija susilpnės, išprūsti iš jos globos tiesiog glėbio. Ar tai geras būtų? Ar būtų išeitis šitą situaciją? Šito regiono valstybių ir tautų patirtis rodo, išsprūsti iš tos valstybės glėbių yra labai labai sunku. Įeiti į jį labai labai lengva. To galbūt ekonomist ar galbūt kai kurie žmonės vakaruose nesupranta, kalbėdami apie taktinius žaidimus kuriuose nors kitose pasaulio vietose. Šia prasme, iš tikrųjų, jeigu Ukraina įeina į Rusijos įtakos sferą, reikia prisiminti vėl garsiai Bžezinskio formulę, kuria nieko keista, kad Rusija griebės tokių veiksmų. Nes puikiai suprantama, kad čia yra kertinis geopolitinis vienetas, kertinė geopolitinė valstybė, geopolitinis centras. Nes jeigu Ukraina atsiranda Rusijos įtakoj, Rusija įgauna imperinės valstybės savybės su visa tolesnė įtaka. Jeigu vakarams pavyksta atstovėti Ukrainos žmonių norą būti ne Rusijos įtakoj, kokiam santykiu su vakarų struktūrom, čia jau kitas klausimas, bet ne Rusijos įtakoj, tokiu atveju galima kalbėti apie tai, kad Rusija netaps tuo hegemonu,
tuo įtakos ir savo politikos diktuotojų regione, o tai yra aktualu ir mums. Štai dėl ko mes kalbam nuolat, štai dėl ko aš kalbėjau nuolat, ne tada, kai dar tik tai prasidėjo, kai dar net nebuvo Maidano, kad mums Ukraina yra kertiniai geostrategiškai svarbi valstybė. Ir šiandien įvykiai Ukrainoje yra Lietuvos valstybės gynimas, Baltijos valstybių gynimas, taikos rytų Europoje gynimas, nors aišku, vėlgi prie neprognozuojamų veiksmų kitos pusės, ta karinė eskalacija yra dėja įmanoma, ko aišku prieš porą-trejata metų negalėtume sakyti. Tai koksgi maksimalus rezultatas galėtų būti šiandien pasiektas susitikimo su Putinu? Aš net nežinau, žvelgdamas vėlgi tą pačią istoriją, kurią mes vis dėlto žinome, ar tas rezultatas, kuris bus pasiektas, koksai bebūtų pasiektas, tai bus pabaiga, ar tik dar trumpas poilsis prieš tolesnius veiksmus. Nes agresorius supranta tik tai, kai yra tvirta mūrinė siena, tada dantis atsitrenkia į tą sieną. Tai štai klausimas yra, kur yra ta siena. Ir čia mes turime dar kartą įvertinti labai stipriai tai, ką laikiau kertinių klausimų po 90 kovo 11 Lietuvai. Tai yra 2004 metus. Lietuvos tapimas ES ir NATO nare ir norą tikėti, kad tada buvo pastatyta ta kertinė siena, kuri mums netrukdytų bendrauti su Rusija demokratinė taikiai nusteikusią valstybę, bet galėtų būti stipri mūsų apsauga, aišku, galvojant ir patiem apie savo saugumą, nuo agresoriaus, kuris viską sprendžia tik iš jėgos pozicijų. Jums nebaisu? Aš galiu pasakyti, jog aš pavasarį jau sakiau savo artimiesiem ir pažįstamiem, kad pasaulis jau pasikeitė. Tada man sakė, kad tu sakai neteisingus dalykus, kad tu priskaitai knygų ar per daug tos dalykus. Dabar aš matau, kad daugelis supranta, kad pasaulis keičiasi. Klausimas yra, ar galima leisti pasauliui pasikeisti taip, kaip mato Rusijos politikai ir Rusijos analitikai, projektuojanti viską imperinę poziciją. Kas čia gali neleisti? Amerika, vakarai, ir tos valstybės, kurios nori pačios nebūti Rusijos įtakoj, ir parama toms valstybėm. Čia yra visiškai priešinga tam, ką sako Rusijos propaganda. Rusijos propaganda sako, kad nestarkit su Kijevu, geriau eikit į Vašingtoną ir tarkitės tenai. Ne. Esmė yra, kad pirmas reikalas tai buvo tų tautų nenoras gyventi imperinės Rusijos įtakoje ir tada kreipimasis pagalbos į vakarus, kad jūs padėkite mums apsiginti prieš tą jėgą, prieš kurią patiem vakaram galėtų būti pakankamai sunku atsispirti. Bet vėlgi sakau, šiandieną, jeigu nuolaidos aišku norėtų, kad kompromisas politika yra kompromisų menas, bet svarbu, kad kas būtų padaryta šiandieną, nebūtų kitos pusės suinterpretuota kaip silpnumo ženklų, po kurio būtų galima reikalauti dar ir dar. Nes kitaip mes pajusim, kad pasaulis yra pasikeitęs ir aš netmetu varianto, kad kada nors, kas nors Kremliui prabus ir pasakys, palaukit. Tai ne tik Ukrainai nereikia eiti NATO. Kodėl iš tas Baltijos valstybės čia į tą NATO priėmė? Tikėkimės, kad taip nebus. Neatsitiktinai tos piketėliai, kurie prasidėjo, jie yra iš tos pačios operos. Aš turim piketai prie Amerikos ambasados, tame tarp ir Vilniui, atseit eikime iš NATO. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Нашим гостем был Alvydas Medalinskas, политолог з університету Михайла Ромера в Вільні. Radio Znak Wilna.